Šiandieną su jumis skubu pasidalinti 3 naujienomis iš Bilenka. Tai Bilenka pradėjo gaminti batukus vaikams patiem mažiausiam vaikščiotojam. Tai yra Canvi modelis, jis yra su lipdukais, labai lengvai apsiauti vaikui, yra išimamas vidpadis viduje, lankstus be abejo padas išlieka, lengvučiai ir pritaikyti patiem mažiausiam. Kitas modelis tai yra Scott modelis, tai jis yra, gali būti rožinis, gali būti mėlynas ir vėlgi mažesniem vaikam yra su lipdukais gaminami apsiavimai, o vyresniem vaikam yra su raišteliais, jau nebe su lipduku, o su raišteliais. Tai vėlgi, ką išlaiko Bilenka, kaip visada, daugiau erdvės pirštų zonoje, tai tinka plačioms, putlioms kojytėms ir kas man labai patinka, yra šita vieta aukštesnė padaryta. Tai reiškia, kieno keltis yra aukštesnė vaikų, tai irgi tikėtina šitie batukai turėtų tikti, nes jau vizualiai matosi, kad šita vieta yra aukštesnė. Ir be abejo, labai žaismingi, labai gražus, vaikam patinka. Ir kas svarbiausia yra, kad vaikai avėtų taisyklingą avalynę, nes nuo netaisyklingos avalynės prasideda įvairios problemos, įauginėja nagai, laikysena bloga, o ypatingai augančią pėdą paveikti ir ją sugadinti yra labai lengva su netinkama avalynė, dėl to, kad pėda jinai auga ir jinai formuojasi taip, kiek jinai turi vietos. Ir jeigu vaikas avi batus, kurie yra, tarkim, siaurėjantis priekyje, tai be abejo tada batas ir formuos pėdą siaurėjančią, o natūraliai pėda nėra siaurėjanti, yra plati. Tai galite pas mus elektroninėje parduotuvėje barefoot.lt apžiūrėti šitos batukus, įsigyti ir avėti vaikams taisyklingą avalynę.